Vienas įdomiausių ir produktyviausių naujosios kartos režisierių Agnius Jankevičius pristato premjerą Gelbėkime meilę. Šis spektaklis jau 5. jaunojo režisieriaus darbas Kauno nacionalinio dramos teatro scenoje ir 3. spektaklis pagal Daniel Danis dramaturgiją. 2009 metais pastatytas spektaklis Paskutinė Diuranų daina bei 2010 metais Akmenų pelenai. Apie naujausią savo darbą pasakoja pats režisierius. Spektaklio istorijos architektai yra principe du artistai, tai Gabrielė Ničaitė ir Aleksandras Kleinas. Iš dalies tai atsitiko taip, kad kada aš turėjau pradėti repetuoti, faktiškai visa teatro trupė buvo užimta kituose pastatymuose, nes buvo didelis Jurašo pastatymas ir taip toliau, taip toliau, taip toliau. Galėjau aš palaukti tinkamesnio laiko, kol susirinks daug artistų, bet spjoviau į tą laiką, nes nelabai turiu kada laukti, tiesą sakant. Tai ir pagalvojau, kad, reiškia, ten pačioj pradžioj pjesės, kas ir čia, reiškia, buvo pasakyta, yra tokia užuomina pasakyta, kad pradžioj žiūrovus pasitinka du šunys, du salos šunys, patinas ir patelė. Ir ten ta sala taip pat pilna šunų. Reiškia, ir tiesiog pagalvojau tokį dalyką, kad visa ta istorija gali būti, reiškia, papasakota būtent tų dviejų šunų bei visų kitų šunų, esančių iš Leo šunydės, reiškia, akimis. Tai gero vakaro, sveteliai! Ir Deive, neparsivilk vidurį nakties, Čiukį rytoj laukia egzaminai. Deivė pasakė, nesijaudink mano mieloji, aš naktinėsiu kaip pelėdikė iki pat aušros. Kojotas pasakė žmogui, matei, sakiau, kad ji nesukalbama, imsimės reikalo kitų būdų. Mintimis apie spektaklį ir kuriamą vaidmenį pasidalino ir vienas pagrindinių spektaklio aktorių. Yra šuo, per kurį eina visos istorijos. Mes kovojam už vertybės. Tai tokia galbūt ir būtų idėja. Vertybių nepraradimas. Staigiai persimesti kitą vaidmenį yra tikrai nelengva ir tiesiog po perbėgos jau tu jauti, kad tavo tas emocijų indas jis yra ant ribos. Ir būdavo tokių perbėgų, kur jau praėjus visą spektaklį, tu tiesiog sakai, ne, šiandien nieko nebebus, nes tas indas yra tuščias. Tu nebeturi iš ko paduoti tiesiog iš savo vidaus. Su šiuo spektakliu į Kauno nacionalinio dramos teatro sceną įsiliejo ir VDU teatrologijos katedros 1. kurso studentai, kurie su dideliu entuziazmu ir meile dirba prie naujojo spektaklio. Teatras nemiega ir ruošiasi naujiems darbams. Gruodžio pradžioje pristatysime spektaklį vaikams Astrida, kurį režisuoja Inesa Paliulytė pagal Astridos Lindgren pasakų ir biografijos motyvus. Tai būtent šis spektaklis sukvies į didžiąją sceną mūsų mažiausiuose žiūrovus ir drauge leis ir jų tėveliam pasidžiaugti. Šis spektaklis turėtų būti labai nuotaikingas, muzikalus ir tuo pačiu atliepiantis ir Astridos Lindgren kaip kūrėjos gyvenimą ir netgi tam tikrus sunkumus. Ir žinoma, laukiame dar Rolando Tkočiūno režisuotos Jeruzalės pagal šiuolaikinį dramaturgą Jess Butterworth. Taip pat kitą pusmetį mes pažymėsime su rusų klasikais. Tai yra jaunasis režisierius Artūras Areima režisuos Maksimo Gorkio dramaturgiją Saulės vaikai. Ir tuomet dar Tertelis režisierius režisuos Ivano Turgenevo Mėnuo kaime. Kitaip tariant, šios dvi premjeros atlieps galbūt tą didžiausią spragą mūsų repertuare. Tai trūkumą tokių stiprių rusų klasikų, kurie neša savyje pačias geriausias tradicijas, leidžia statyti psichologinio teatro spektaklius ir kartu atliepti tą tradicinį teatrą. Spektaklio Gelbėkime meilę premjera lapkričio 4, 9, 25 ir gruodžio 11 dienomis Rūtos salėje.